Šitoje pamokoje bandysim įrašyti duomenis į tekstinius failus. Bus labai panašu kaip ir praeitoje pamokoje, kai bandėm nuskaityti juos. Taigi, jeigu darbuojame su tekstiniais failais, iškart galim įsitraukti biblioteką ir mes tai padarykim dabar, o biblioteka turbūt atsimenat, kokia tai yra fstream failų srautas. Tai sekanti dalis, kurią atliksim, tai gal iškart susikursim kintamąjį, kurį susiesim su tekstiniu failu, į kurį rašysim duomenis. Na, kitaip sakant, atsidarykim tekstinį failą. Ir jeigu atsimenat, skaitant iš failo buvo ifstream, tai rašant į failą bus ofstream. Ir toliau kintamojo pavadinimas, tai tarkim rezultatų failas, nu vėl kaip norit, taip rašot, tiesiog pasidarykit, kad jums būtų pakankamai aiškus šitas kintamasis. O toliau rašom tekstinio failo pavadinimą, į kurį rašysim. Taigi, jeigu duomenis nuskaitant mes turim turėti tą failą, kad galėtumėm nuskaityti, tai rašantį failą mes jo galim neturėti. Pats kompiuteris, tiksliau C++, sukurs tą failą ir įrašys tai, ką mes paprašysim. Taigi, pavadinimą galit galvoti vėlgi tokį, kokį tik norit, aišku, su galūne, kad žinotų, kokio tipo tekstinis failas yra. Ir sekantis dalykas, ką mes darysim, tai šį kartą viską labai trumpai bandysim padaryti. Mes iškart įrašysim gal netgi tą patį tekstą į mūsų tekstinį failą. Tai šiuo atveju, ką reiktų pakeisti, vietoj caut parašysim rf. Ne? Ir vėl nepamirškim, kad jeigu atidarom failą, tai jį turim ir uždaryti. Taigi tokia trumpa programa, bandykim ją paleisti ir matysim, kas atsitiks. Taigi šitoj vietoj juodam lange mes nematom jokių rezultatų, nieko neįvyko, bet jeigu mes atsidarysim tekstinį failą, tai matysim, kad jau yra parašytas, ar ne? Tai trumpai apie tai, ką mes čia padarėm. Visų pirma, jeigu darbuojame su failais, įsitraukiam biblioteką fstream, toliau atsidarom failą, arba kitaip sakant, susijam savo kintamąjį kažkokį tai su tekstiniu failu ir toliau mes jį rašom. Rašom lygiai taip pat kaip į juodą ekraną, kai rašėm tekstą, kintamuosius, viską, ką tik norim, tą galim parašyti, tarpus. Na, kaip anksčiau, taip ir dabar, tik vietoj mūsų konsolė output komandos mes rašysim rf. Tai yra tą kintamąjį, kokį sukūrėm. Ir aišku, pabaigoje būtų labai gerai, jeigu visad uždarytumėt šitą tekstinį failą. Tai šiam kartui tiek, kitą kartą nagrinėsim masyvus.